Sveiki, chebryte! Gyvename pasaulyje, kuriame technologijos neįtikėtinų greičių žengia į priekį. Viena iš sričių, kurioje pastebimas didžiulis progresas, be abejo yra dirbtinis intelektas. Ir šiandien norėčiau pakalbėti apie garsų generavimą ir video įgarsinimą naudojant vieną iš galingiausių šiuo metu prieinamų įrankių ElevenLabs. Šis įrankis leidžia lengvai ir greitai sukurti aukštos kokybės realistinius garsus, bei įgarsinti praktiškai bet kokį vaizdo įrašą ar jo fragmentą. Jeigu įdomu, važiuojam. Taigi jungiamės prie ElevenLabs, o prisiregistruoti kažkaip patys turėtumėte sugebėti. Taigi prisijungę prie ElevenLabs matome paprastą ir intuityviai suprantamą aplinką. Kairėje pusėje meniu ir apačioje matome nemokamų kreditų kiekį, kuriuos galime išnaudoti savo skaitmeninių fantazijų įgyvendinimui. Pradžiai apžvelkime meniu, pradedam speech ir text to speech, tai yra tekstą paverčia garsu. Iš tiesų su lietuvių kalba yra didžiulis problemas, galime pabandyti. Pasirenkam balsą žmogaus, pavyzdžiui, Alice. Generate. Labą dieną. Pabandom dar vieną balsą, pavyzdžiui, Bill. Labą dieną. Na, kol kas neblogai skamba, bet iš tiesų, jeigu naudoti ilgesnius sakinius, tuomet problemų yra daug ir tikrai nesiklauso. Na, kas iš šito man įdomiausia yra speech to speech. Mes čia galim įrašyti savo garsą, savo balsą, balsų takelį, record arba uploadinti failą. Aš uploadinsiu failą. Taip skamba originalas. Dabar vietoj senų žodžių cookies naudojame įprastą, tačiau vis tiek dar ne visiems suprantama žodis lapukai. Na, o dabar įgarsins Billis. Generate. Dabar vietoj senų žodžių cookies naudojame įprastą, tačiau vis tiek dar ne visiems suprantama žodis lapukai. Na, įdomiai. Na, Alice pabandom. Dabar vietoj senų žodžių cookies naudojame įprastą, tačiau vis tiek dar ne visiems suprantama žodis lapukai. Yra akcentukas. Galima dar pabandyti ieškoti. Man gal patiko, neatsimenu, kas Erikas gal patiko. Pabandysim Eriką. Dabar vietoj senų žodžių cookies naudojame įprastą, tačiau vis tiek dar ne visiems suprantama žodis lapukai. Kas be ko išlikęs akcentas, tokį garsų takelį ne visur mes galime panaudoti. Taigi važiuojam toliau. Kas mane labiausiai sudomino yra dubliavimą. Dubbing Studio dubliavimas. Taigi, dubliavimas yra pakankamai paprastas, mes įrašom projektų pavadinimą, pavyzdžiui, test. Toliau, detect language, tegul dirbtinis intelektas pats nustato, kokia kalba bus mano video įrašas. Iš pradžių įdėsiu vaizdo fragmentą, kurį norėčiau pademonstruoti trumpai. Originalas. Dabar vietoj senų žodžių cookies naudojame įprastą, tačiau vis tiek dar ne visiems suprantama žodis lapukai. Ir pasirinksiu, į kurią kalbą versim. French. Pasirenku French ir toliau spaudžiam Create. Iš karto matom procesą kūrimo, laukiam. Taigi, kaip matote viskas, galima pasižiūrėti rezultatą. View. Ir dabar mes kalbėsim prancūziškai. Maintenant, au lieu du vieux mot cookies, nous utilisons un mot plus courant, mais encore peu compris, lapukai. O taip, galim pabandyti dar vieną variantą, pavyzdžiui, į Chinese. Ištrinsim French, mums vienos jau kalbos nebereikia, Chinese. Gerai, kalbėsim kinietiškai. Great. Taigi, kūrybinis procesas baigtas ir paklausykim, kaip aš kalbėsiu kinietiškai. 现在我们用一个常简单，并非所有人都理解的词茶叶，而不是老酒的词卷枝。 Štai taip. Na ir keliaujam toliau. Sound effects. Mane domina būtent garsų generavimas. Štai čia sound effects mums siūlomi šablonai garsų. Pavyzdžiui, galim pasižiūrėti, tačiau jeigu mes pasižiūrėsim bet kurį šabloną, iš mūsų atskaičiuos 200 kreditų. Taigi pabandom, pavyzdžiui, car automobilių garsai. Sugeneruos mums 4 variantus. Automatiškai mums pritaikos sugeneruotiems garsams piktogramas. Spaudžiam, klausomės. Neblogi, unikalūs garsai. Pabandysim garsų biblioteką praplėsti promptų. Kadangi man su anglų kalba nelabai, pasitelksiu į pagalbą giminę. Na, turiu omeny Gemini. Pasiruošiau lietuviškai tekstuką, paprašysiu, kad man išverstų į anglų kalbą.
Taigi, giminė, tai yra Gemini, apdorojo mano prašymą ir pasiūlė kelis variantus. Ne? Paimsim šitą variantą ir keliaujam į Eleven Labs. Pakeičiam promptą ir pabandom sugeneruoti pagal mūsų promptą bent vieną variaciją. Na va, pabandom pasiklausyti. Pirmas variantas. Antras pakankamai trumpas. Trečias. Irgi trumpas. Na, pirmas variantas buvo galbūt idealiausias. Aišku, jeigu mūsų netenkina, mes galim dar kartą generate sound effects, tai yra dar kartą sugeneruoti. Taip pat galime pasižiūrėti nustatymus, settings, yra šiek tiek nustatymų. Na, tiesiog tuose nustatymuose mums automatiškai suteikiama garso trukmė, tačiau mes galime atjungti ir patys nurodyti. Pavyzdžiui, mums reikalingi garsai 5 sekundžių. Ir pabandom sugeneruoti. Taigi, dar vienas variantas paruoštas, klausomės. Tiesą sakant, nesupratau, kas čia buvo. Nu, kažkas panašiau. Kažkas yra. O. Su sirenom. Taigi, matom visi įrašai po 5 sekundės. Na ir dabar važiuojam toliau. Na, o dabar nedidelis kūrybinis procesas. Leisiu dirbtiniam intelektui įgarsinti kelis vaizdo įrašų fragmentus. Einam į specialų Eleven Labs appsą, kuris vadinasi Video to Sound Effects. Taigi pabandom sugeneruoti keliems vaizdo įrašams garsus. Aš kaip tik turiu paruošęs keletą variantų, pažiūrėsim, kas gausis. Sugeneruoti net 4 garso takeliai. Pažiūrėkit ir paklausykit. Na, kaip matot, AI visai neblogai pagauna bendrą judrios gatvės šurmulį. Na, pravažiuojančių automobilių garsus, ryškiai girdisi policijos automobilio sirenos. Na, man labiausiai patiko pirmasis variantas. O kaip jums? Kitame video matysite šunį geriantį vandenį iš plastikinio butelio. Pažiūrėkit ir paklausykit. Man atrodo, kad visi variantai neblogi. Tikrai susidaro vaizdas, juk šuo geria. Na, o kitame vaizdelėje matysite žaidžiančio žmogaus emocijas. Pakankamai neblogai. Kai kur susidaro įspūdis, kad šalia nedidelė kompanija. Na, o kai kur tikrai kvailas juokas. Na ir pabaigai šokis. Pažiūrėkime, ką AI mums sugeneruos.
Na, sakyčiau 50 ant 50. Vietomis muzika tikrai pataiko šokėjų judesius. Na, o vietomis tikrai į pievas, į lankas. Tai tiek šiam kartui. Tikiuosi pateikta informacija buvo naudinga. Iki.